Labą dieną visiems žmonėms, visiems tiems, kas eina per gyvenimą su protu. Aš esu Человек Roma, toks mano vardas. Ir aš noriu įgarsinti pareiškimą, kurį aš šiandien nunešiau generaliniam komisarui Lietuvos Respublikos generaliniam komisarui, policijos generaliniam komisarui Arūnui Paulauskui. Mane buvo neteisėtai sulaikė ir pagrobė iš įvykio vietos, iš ploto, žemė ploto tokio, kurio reikalavo, kad aš pasitraukčiau iš šito žemės ploto. Ginkluoti vyrai ir moteris, asmenys, kurie vadino save policininkais. Dokumentų, nusavybės dokumentų ant šito ploto žemės jie neturėjo ir įgalioti savininko šitos žemės jie neturėjo įgaliojimo. Tai reiškia, pas mus viskas remiasi nusavybės teisė, reiškia, nėra nusavybės, nėra teisės. Taip, jie neturėjo teisės mane sulaikyti ir jėgą išvežti kažkur tai, pagrobti ir 3 valandas laikyti. Tai va, aš parašiau generaliniam komisarui pareiškimą. Šitą pareiškimą aš noriu dabar įgarsinti, kad jisai būtų kaip ir sprendimas teisme būtų įgarsintas. Pareiškimas 2 gruodžio 2024 metų. Remdamasis tarptautiniu politiniu ir pilietiniu teisių paktų 16 ir 22 pirmas punktas straipsnis, pareiškiu, aš esu vienas iš suverenios tautos gyvas vyras, nuosavų vardų Человек Roma. Mano sutartis su Lietuvos Respublika pasibaigė gegužės mėnesį ir negalioja. Aš 28 lapkričio 2024 metų apie 15:30 valandų, eidamas savo reikalais prie Liepkalnio gatvės 29 pastato, buvau sulaikytas ginkluotų asmenų, vadinančių save policininkais. Šitie asmenys pareikalavo iš manęs palikti žemės plotą, kuris jiems nepriklauso ir įgaliojimų iš savininko jie neturėjo. Aš prisistačiau Человек Roma ir pareiškiau, kad turiu teisę į laisvę ir neliečiamybę ir atsisakau vykdyti jų savivališką reikalavimą. Pareikalavau įvykdyti 5 straipsnį, pirmas punktas, pirmas popunktis policijos įstatymo. Jie atsisakė įvykdyti teisėtą mano reikalavimą. Asmenys neturėjo dokumentų, teisėtai padarytų dokumentų, neprisistatė, panaudojo prieš mane jėgą ir prievartą išvežė į nežinomą kryptimį. Tai yra pagrobė mane. Kelionės metu jie žemino mano garbę ir orumą, atvežė mane prie kažkokio tai pastato ir nuvedė į vidų. Aš vėl prisistačiau Человек Roma ir pareiškiau, kad esu nepilietis. Pareikalavau, kad būtų įvykdytas 5 straipsnis, pirmas punktas, pirmas popunktis policijos įstatymo. Asmenys atsisakė įvykdyti teisėtą reikalavimą. Visą tą laiką jie kalbėjo paniekinamai ir įžeidinėjo žmogaus garbę ir orumą. Mane prievarta apieškojo, konfiskavo daiktus ir prievarta patalpino į kambarį be šviesos. Ten mane išlaikė apie 2 valandas. Į klausimą, kokiu pagrindu mane laikote ir kada paleisite, atsakė pagal administracinį kodeksą.
Aš vėl pareiškiau, kad nesu pilietis. Ir į tai buvo grasinama iškviesti psichiatrinę ligoninę. Kada jau paleidinėjo mane, pasiūlė pasirašyti vekselį. Vekselis, taip vadinamas protokolas. Protokolas ten visas į lentelėse padarytas, o vekselis atskirai parašytas laisvų tekstų ant popierius. Visi, kas matė, žino, kad tai skirtingi du dalykai. Su pasiūlymu sumokėti išpirką aš pasiūlymą atsisakiau ir atsisakiau imti vekselio kopiją. Man pasakė, kad iškvies psichiatrus ir panaudos psichiatrinę smurtą. Aš į tokį šantažą pasakiau, kad tai nusikaltimas žmoniškumui ir jis neturi senatvės termino. Mane paleido, daiktus grąžino. Išėjęs pamačiau, kad buvau pastate 26 T. Ševčenkos gatvėje. Laikas buvo 18:45. Visus šios veiksmus aš vertinu kaip įgaliojimo viršijimą ir žmogaus pagrobimas, siekiant gauti išpirką. Šie veiksmai turi terorizmo požymių, pažeidžia pagrindinę teisę ir pagrindinę prigimtinę teisę ir tarptautinę teisę. Tai yra Jungtinių tautų chartijos 55-56 straipsnius, tarptautinis pilietinis ir politinis teisių paktas 5 straipsnis 2 dalis, 9 straipsnis 7 dalis, 1 dalis, 16 straipsnis, 19 straipsnis 2 dalis, 22 straipsnis 1 dalis. Lietuvos Respublikos policijos įstatymas 5 straipsnis 1 dalis 1 popunktis ir 21 straipsnis 1 dalis 1 popunktis. Už man žmogui padarytą žalą aš reikalauju oficialių atsiprašymų man tenkinančią formą arba 100 000 eurų už kiekvieną mano pagrobimo valandą. Į atsakymą apie savo sprendimą ir veiksmus, kurių buvo imtasi, duosiu jums 10 dienų nuo pareiškimo gavimo momento. Jeigu jūs man neatsakysite dokumentų turinčių juridinę galią, aš tai vertinsiu kaip atsisakymą atsiprašyti ir tai bus laikoma akceptu 300 000 eurų mokėjimui iš policijos departamento prie LRVRM, įmonės kodas 188785847 ir jūsų deliktumo nesuvokimo. Deliktumas, deliktas, tai čia iš lotynų kalbos žala, nesuvokimo, kad jisai gali padaryti žalą, nesuvokia. Ne viena šio kūrinio nuostata negali būti aiškinama kaip suteikinti bet kokiai religijai, valstybei, asmenių grupiai ar asmeniui teisę užsiimti bet kokią veiklą ar imtis veiksmų, kuriais siekiame sunaikinti človekromą, teisės ir laisvės. Sukurta žemė, Lietuva, Vilnius, Architektų gatvė 180-57. 2 gruodžio 2024 metų, 54 Человек Рома gyvenimo metais. Autorius, čia mano parašas, Человек Рома 2024. Adresatas, kam skirtas šitas pareiškimas, policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, Saltoniškių gatvė 19, LT 08106 Vilnius. Įmonės kodas 188785847. O toks mano pareiškimas. Aš jį garsinau, nes mane buvo sulaikę
panaudojo jėgą, grubiai su manim kalbėjo, paprasčiausiai policininkai nesupranta, kas yra žmogus ir už tai, kad aš nenoriu būti piliečių, o žmogus, jie žemino žmogų kaip tik galėjo, nes jie nesupranta, kad žmogus turi teisę į pilietybę. Šitos teisės jisai gali atsisakyti. Čia ne kažkokia tai prievala ar pareiga būti piliečių. Jie mane žemino kaip, sakykime, kaip fašistai, nes fašizmas nuo žodžio, lotyniško žodžio fascija reiškia surišimas, ryšulys kažkoks, kartu visi surišti kaip šakos, ryšulys toks. Tai va, jie surišti savo kažkokiu tai ryšiais su policininkai, piliečiais ir vat jie tokie surišti labai agresyviai elgesi su tais, kurie ne jų ryšulyje, tie, kurie nenori būti su jais vienoj kažkokiu tai asociacijai. Ir žemina, kalba visokias nesąmonės ir sako, kad aš psichiškai nesveikas, nes aš nenoriu būti pilietis. Aš priminsiu, kad Amerikos indienai neturi pilietybės ir už tai kovojo, iškovojo laisvę ir dabar gyvena ant savo žemės ten, taip vadinamo rezervacijoje, bet ten jų žemė, jie gyvena laisvai ten. Ir ten ne policija, ne kariuomenė negali užeiti, nes čia kaip į kitą šalį užeina. Jie iškovojo savo laisvę. Aš kovoju už savo noriu taip pat turėti žemės plotą, kaip giminių kažkokį tai žemės plotą, kur galėčiau laisvai gyventi ir kad jokie tokie policininkai negalėtų net užeiti. Karininkai negalėtų net užeiti į šitą žemės vietą. Aš politiškai prieš tą, kas vyksta Lietuvoje, Vilniuje, prieš visą šitą beteisybę, taip sakyčiau. Ačiū jums visiems, būkit mano liudininkais, kad aš šitą pareiškimą paskelbiau ir geros jums dienos.